Privatūs žmonės moka daugiau, didesnę pinigų sumą ir taip pat pasirašysime sutartį, turėsiu sutartį kaip garantą, kad aš negalėsiu tavęs viešinti ir mes filmuosim vaizdo įrašus tik tam, kad nufilmuot tavo priėjimus, galbūt pamokas, kurios bus svarbiaus, kad tu pasižiūrėtum dar kartą, kad nepamirštum, kad ta prasme, tai, kai investuotum tau nenueitų veltui, ta prasme, kad nes per Alfa vyras mokymus aš duodu daug žinių ir tu sutik, nesutik, bet tu išgirsti va tiek, supranti tiek, įsisavini tiek, tavo tiek tampa. Tai va iš tiek tampa tiek, tai kad tu gautum viską, ką aš pateikiau, tau reikia pažiūrėti daugiau kartų, bet čia tais priklausys, sutarsim viską. Bijot, ar draugai sužinos, draugai sužinos, čia vėlgi tais priklauso, pavyzdžiui, bet aš, kai sakau, tikras alfa vyras realiais, nieko nebijau tų nuomonių. Ir kai jisai paklausė, pavyzdžiui, man, einu, žinai, įsijungia kokią, pavyzdžiui, programą, žinai, man, čia aš galiu dabar filmuoti, negaliu, aš jisai iškart paklausiu, žinai, man tas žmogus gyvenimą pakeis. Nepakeis. Tas žmogus man gyvenimui nepakeis, ar aš turėjau nuomonės klausyti, aišku, kad ne. Bet yra privatų žmonės, čia vėlgi dėl darbų, galbūt tu dirbi darbovietėje, kuri negali sužinoti, kad tu buvai tokiuose mokymuose. Žmonės tam tikri, nuo kurių priklauso tavo gyvenimas, tai mes turim padaryti tave privatų būtinai, kad niekas apie tai nesužinotų, kad tu buvai tokiuose mokymuose.